kai turiu suprojektavęs pastatą metalinį, tarkim, ir metalinių konstrukcijų noriu atlikti patikrinimą, einu į plieno projektavimą, Steel Aluminum Design. Čia ties išmeta tokius langelius, kažkiek pasikeičia ikonos ir dabar galima užduoti sąlygas, pagal ką turėtų skaičiuoti elementus. Tarkim, kad kolona turėtų tikrinti pagal kaip kažkokį gniuždomą elementą, čia kaip lenkiamą elementą, čia galbūt kaip tempiamą, užduoti kokie jų skaičiuojamieji ilgiai ir panašiai. Tai čia yra toks mygtukas, kur yra aprašomi, pagal ką bus skaičiuojamas elementas. Tai, tarkim, standartinis programoje visada būna kolona, tarkim, ir įsijungus čia galima pakeisti kažkokius tai parametrus. Tarkim, skaičiuojamieji ilgiai, kas bus tikrinama, kad bus tikrinama poslinkiai ir panašiai. Tai dabar pas mane, tarkim, kolona šita 42, jinai čia neturi kažkokiu tai laikysiu, kad nesuvaržyta nei iš vienos plokštumos, apačiai tvirtinta standžiai, viršuje šarnyriškai ir todėl jo skaičiuojamasis ilgis bus vienetas, jį galima nurodyti koeficientu arba tikruoju ilgiu. Tai šiuo atveju pas mane bus vienetas, įtvirtinimo sąlygos čia tokios. Pasivadinu jas stačiakampė kolona. Čia man tinka šitas skaičiavimas. Pas mane nustatyta, kad bus poslinkiai skaičiuojami, kad neviršytų vienas iš 150, kolonos aukštis 150, čia skersinio sukimo viešojo nereikia vertinti, ekscentriškai gniuždomam elementui. Taip pat nereikia vertinti sukimo klupumo, todėl užtenka tų sąlygų, kurias dabar uždaviau. Einu čia priskiriu šitam savo čia 42 numeris elementui. Dabar jį skaičiuos pagal tokias sąlygas. Čia įrašau elemento patikrinimas. Vykdysiu elemento patikrinimą. Čia tiesiog to, kuris yra čia nubraižytas pagal esančias įrašas. Čia reikia įrašyti apkrovų derinius, pagal kurios bus tikrinama. Tai OLS pas mane pavadinti yra skaičiuojamieji, SLS tinkamumo ribinio būvio. Tai čia įvesti, čia pažymėtos varnelės, kad tikrint stiprumą, tikrint tinkamumo ribinį būvį. Čia configuration paspaudus galima įvesti, koks bus to tikrinamo elemento klupumas, liaunis leidžiamas, ribinis. Tai maksimalus yra 120 pas mane užduota ir paleidžiu skaičiavimus projektavimo. Tai dabar rodo mano 142 elementas suprojektuotas, žalia šviesa, tai čia tipo jau jisai tenkina reikalavimus, čia rodo koeficientą pagal poslinkius, kiek jis yra išnaudojamas, 0,63, čia rodo kokie yra liauniai elemento, viena kryptim, kita kryptim. Toliau paspaudus ant elemento galima detalesnį informaciją gauti. Čia rodo visur įražas, skersio klasė, čia kokie momentai, ašinės jėgos momentai, kokios yra laikymo galės, ašiniai jėgai, klupumai ir panašiai. Čia rodo kokios įtvirtinimo sąlygos, skaičiuojamasis ilgis, kokiosai liaunis viena kryptim, kita kryptim, YZ kryptim. Tai pas mane dabar patikrinimas pagal stiprumą, tai čia jisai skaičiuoja abiem lenkimo kryptimis, 0,08, tai visai neišnaudojamas, skersinės jėgos patikrinimas ir dabar elementų stabilumo patikrinimas, tai klupumo. Tai tarkim, čia liaunis mažesnis už ribinį, viena kryptim, kita kryptim ir kaip ekscentriškai gniuždomo elemento patikrinimas pastovumo, tai 0,24, mažiau už vienetą, tenkina sąlygas.
poslinkiai 25,2 mm mažiau už 40, irgi sąlyga tenkinama. Čia detalesni yra rezultatai pateikiami. Čia gali būti peržiūrėti jėgas, čia detalesni informacija, tai čia SIEM labiau skirta, kur standumo briaunų galbūt reikia, calculation note. Čia tokie ataskaitai gali tikti, tarkim, įdėti į skaičiavimo ataskaitas. Šiaip išnaudojimas čia nėra didelis. Galima, tarkim, pasižiūrėti, ką pasiūlytų programa, ištrynus koks profilio kokie matmenys, bet palikus jo tipą, galima paspausti auto mygtuką ir parodo, kas, tarkim, jeigu būtų 200-150 su tom pačiom įražom, tai pagal tik tai Leonio sąlygas čia matyt parinko, nes kitos visgi irgi yra nedideli išnaudojimai, 0,53 ir panašiai. Tačiau čia yra neperskaičiavus statinių skaičiavimo. Reikėtų pasikeisti iš pradžių į tą profilį, tada statinius atliks skaičiavimus ir vėl projektavimą atlikti, kad jau tikslus galutiniai būtų duomenys. Tai tiek su kolona turbūt.